Labas vakaras. Šiaip tai ne tuos jūs pranešėjus pakvietėt. Turėjo būti arba Vilija, kur yra didžiausias, turbūt pastarojo meto feilas, arba Gintautas, kuris gali būti būsimas didysis feilas. Tai va, tai čia toks įvadas iš tiesų ir į mano pasakojimą. Turbūt tie, kas mane stebit, žinot, aš didžiąją dalį savo karjeros dirbu su politikais, su aktualijom ir aktualijų laidom. Ir kaip Simona minėjo, 23 metai štai vasario mėnesį bus, kaip dirbu žurnaliste ir nuosekliai taip nuo tų žemiausių laiptelių išbandžiau įvairiausių pozicijų. Ir ta istorija, kurią jums papasakosiu šiandieną, yra tam tikras etapas. Vienas ir daug dievė paskutinis, daugiau, kad nepasikartotų. Tai irgi bus tam tikra savirefleksija man pačiai ir ko gero tam tikra psichoterapija, nes niekam dar nesu jos pasakojus. Reikėjo laiko turbūt suprasti ir pačiai priimti tai, kas įvyko, ir suvokti, ir tam tikras pamokas išmokti. Tai kadangi čia visi uždavinėjo klausimus, aš irgi noriu tokį klausimą paklausti. Kiek iš jūsų, kaip jūs manot, esate sirgę žvaigždžių liga? Mindaugas, jas. Gal jūs dar nežinot, kad jūs sirgot žvaigždžių liga? Aš irgi to nežinojau. Šiandien kalbėsiu apie tai. Nuotraukų daug neturiu iš to etapo, nes visas ištryniau. Nes buvo šiek tiek gėda prieš pačią save, bet galiu pasakyti tokį dalyką, 100% visi vieši žmonės, bent kažkiek viešumo savo darbe turinti žmonės praserga, daug dievė praserga, kai kurie ten tokia ilgoji stadijoje užsitęsia, bet šiaip visi yra paliesti šitos būsenos, kai atrodo, kad virš tavęs tik tai dangus ir žemėm po kojos jau nebepasiekė. Tai va čia tokia iliustracija iš to etapo. Čia yra fotografija iš žurnalo Žmonės, žodžiu, va taip aš jaučiausi kažkada. O tai buvo 2016 metai ir kas yra įdomiausia, kad tai nebuvo kažkoks, nežinau, mano pačios pasirinkimas ar ten, kad man visai čia ant proto užtemimas įvyko dėl to, kad aš čia kažkokia labai nuostabi pasidariau staiga. Tai buvo toks nuoseklus ėjimas link to, ko gero, nemokant suvaldyti tam tikrų emocijų. Tai 16 metais, kaip žinia, vyko įdomus Seimo rinkimai. Tuo metu Valstiečių žaliųjų sąjunga laimėjo daug mandatų ir aš turėjau debatus su kandidatais į Seimo narius. Ir kažkaip labai daug ten tų kandidatų turėjau, virš 200, praktiškai gal kokį, nežinau, apie pusę vienmandatininkų, gal šiek tiek mažiau. Labai daug debatų laidų. Ir aš sugalvojau tas debatų laidas padaryti šiek tiek kitaip, kad būtų įdomu jas žiūrėti. Ir žodžiu, ten visokiausių įdomesnių klausimų prigalvojau, kad atskleisčiau asmenį, politiką kaip asmenį. Pradėjau, pavyzdžiui, klausinėti, koks yra pirmasis Lietuvos Respublikos konstitucijos straipsnis, kaip pavyzdžiui. Tai po 3 laidų žiūriu, ateina su žaliom knygelėm, galvoju, ką jie čia atsineša su konstitucijom, pradėjo vaikščioti debatų, žodžiu. Tai va, tai nežinau, gal kai kurie ir visą perskaitė, ačiū Dievui, visai neblogai. Tai va, paskui ten, pavyzdžiui, buvo klausimai apie kalbas, kur ten biografijai parašė, kad moka taip ir taip, va tokia ir tokia, tai prašydavau ten vieną ar kitą kalbą pasakyti. Ir žodžiu, visokių ten buvo tokių perliukų. Žmonės, kurie pradėjo žiūrėti tos debatus, pradėjo juos karpyti, dėti socialinius tinklus, dėti YouTube'ą, ir va tai pradėjo važiuoti. Yra viena sekmadienį, aš prabundu, tada dar įvyko, pasibaigė tie rinkimai, dar buvo išrinkta nauja valdžia, kaip žinia, Ramūnas Karbauskis pradėjo savo politinį kelią nuo pasiūlymo riboti abortus. Ne, dirbtinį apvaisinimą ten kažkaip reglamentuoti. Aš surašiau komentarą, žodžiu, Lietuvos rytas išsispausdino, tas komentaras ten kabėjo visą dieną, visi jį skaitė, visi dalinosi. Dar padariau irgi, kažkaip taip sutapo, kad padariau su Ramūnu Karbauskiu interviu. Dar video paleido tą interviu. Ir žodžiu, aš prabundu sekmadienį ir pas mane plus 5000 sekėjų Facebook'e. Ten per 2 paras.
net skambinau draugiai, kuris su komunikacija dirba, sakau, klausyk, ką man dabar daryti. Nu, sako, nieko, nu ką tu čia dabar daryti, nu, ta prasme gerai, čia viskas tvarkoj. Tada dar atsirado toks terminas, kad Daiva yra tikroji MVP. Galvoju, velnias, kas čia ir, pradėjau googlinti, dar kai išsigūglinau, kas tas ir. Nu, tai žodžiu, galvoju, čia, neblogai čia man sekasi. Nu ir va taip kažkaip čia va vis kažkokia tokia viena kita banga, gaunu pakvietimą moderuoti diskusiją su aukščiausiais vadovais, nu irgi ko gero čia taip jau iš tos bangos, ar ne, tokie purslai ir žinomumas mano padidėjo. No Limits buvo tokia konferencija, tai čia va kita skaidrė, kiek čia tų žmonių buvo, nes atvyko tuo metu pirmas sykį Nikas Vujčičius, toks žmogus su negale pranešimo skaityti. Ir manęs paprašė pamoderuoti diskusiją su aukščiausio lygio vadovais, tai buvo Eurovaistinės vadovas, Vintedo vadovė ir dar vienas nepamenu kas, nu va tiesiog apie juos. Ir aš visiškai nesiruošiu. Nesgi galvoju, kągi aš čia dabar pramoderavus 200 su kapeikom kandidatų, kas čia man yra atsisėsti ir pamoderuoti su tais vadovais. Nu ir aš nuvažiuoju visą gražiai į tą renginį, aišku, ta prasme tas kiekis žmonių jau ten sudrebino kojas. Ir tikrai kvapo trūko, atsisėdu moderuoti. Ir jau po kokių turbūt 5-7 minučių aš suprantu pati, kad aš nusišneku. Pavyzdžiui, nu ką reiškia nusišneku? Nu kaip pavyzdžiui, vienam iš jų sakau, žinot, gerai, bet gerai, kad jūs ne Masiulis. Jis man išpūtė akis, sako, nu tikrai gerai. Nu čia kaip tik tie 16 metai irgi buvo, kaip žiniagi, MG Baltico visi reikalai. Bet man dar tas neveikia. Tada aš kažką pradedu pasakoti apie tai, kodėl darbo partija yra darbo partija. Ir galų gale pabaigoj visų paklausiu pirmojo konstitucijos straipsnio. Nu tai va, tai Mindaugas Stasiulis vedė tą renginį, tai jau jis ten kraipė ūsą, sako, o kodėl tu čia tokį klausimą uždavė, žodžiu, tai, nu tai va, tai aš tik po to išėjau supratau, kas čia įvyko, aš iš tikrųjų nesiruošiau tam renginiui visiškai, nes aš galvojau, iš inercijos vat pavarysiu ir čia viskas bus labai gerai, nors nei kontekstas, nu niekas visiškai netinka tą, ką aš ten prišnekėjau. Bet to dar buvo negana. Žodžiu, čia buvo tokia, nu kaip sakyti, trečdalis tos žvaigždžių lygos etapo. Ačiū Dievui, nepasidariau arogantišką šiknę, bet netidarinėjau durų ten su kojom, bet kad kažkoks ten kvailumo genas pasijungė, ar ten kažkokio nupezimo, nežinau kaip tai pavadinti tiksliau, tai tikrai tas įvyko. Nu ir taip ten prasidėjo visokie pakvietimai į vakarėlius, žodžiu, tai vienur, tai kitur. Ir man atrodė, kad visur labai svarbu nueiti. Ir kaip čia dabar praeis tas vakaras be manęs. Ir aišku, ten visi ten, reiškia, pasirengimai būdavo netgi per vieną vakarą kokie 3-4 pakvietimai ir būtinai reiks sudalyvauti. Tai netgi būdavo tokios situacijos, kad atbėgi, nusifotografuoji prie senelės ir bėgi jau į kitą renginį, nes ir ten tu turi būti. Vat visokie žurnalai, žodžiu, ir ten visokie, vat, grįžtu į tą pačią nuotrauką. Ir interviu, ir apie visokius dalykus, nu manęs visur pilna. Ir sykį gaunu į e-mailą, žodžiu, su pasiūlymu išbandyti naują automobilį. Ką aš žinau, koks ten tas automobilis, aš tikrai nenusimanau. Nu, parašyta kažkoks ten, reiškia, atvažiavo naujas automobilis Lietuvoje, tiksliau netgi visose Baltijos šalyse vienintelis kol kas modelis, va čia dabar pamėginti, taip toliau, ir sutapktų šitaip, kad man savo seną nupezusią mašiną reikia atiduoti autoservizą. Ir aš galvoju, nu, vat gerai čia, kaip gera proga, kad aš va dabar pasimsiu tą vieną dieną pavažinėsiu su tuo kažkokiu, tai čia tuo nauju automobiliu, o mano ta mašina pataisys tuo metu. Nuvažiuoju iš ryto pasimtos to jau naujojo modelio, nu pamatau, suprantu, kad čia rimti reikalai, tada atsisėdu, užsikuriu labai rimti reikalai, tada privažiuoju prie sankryžos ir kai visi žiūri į mane va šitaip ir į tą mašiną, nu suprantu, kad aš jau čia kažką labai rimto vairuoju, grįžtu namo, persirengiu. Nes, kažkaip gal nepakankamai pasipuošiau.
Užsidedu, reiškia, sodinės kelnes. Toks, man atrodo, metas buvo ten ilgus batus, gerai, kad ne aukštakulnius, dar kažkaip suveikė protas. Nu ir žodžiu, tada prasideda visokie ten selfie ir taip toliau, pasikviečiu kolegę, sakau, važiuojam. Nu, pravažiuojame autostradą su ta mašina, jinai mane tiesiogiai transliuojam Facebook'e, kaip aš važiuoju su ta mašina. Jinai filmuoja. Tada dar grįžtu į Lietuvos ryto redakciją, pasikviečiu fotografą. Nu, aišku, visi eina žiūrėti tos mašinos. Nežinau, ar galiu minėti pavadinimą. Nieko, gal tokio Lexusas buvo naujausias. Tada, reiškia, aš pozuoju prie to automobilio. Neturiu nuotraukų, žinokit, viską ištryniau, realiai neturiu. Nu, bet principė jausmas va toks buvo, kaip šitoj nuotraukoj. Nu ir va, ir žodžiu, ten pripozuoju ir taip, ir visaip, ir kitaip. Ir įsidedu į socialinius tinklus ir man jau Hebra pradeda rašyti, sako, klausyk, ką tu čia darai? Sako, nu tai tu šiaip su visom savo žurnalistinėm etikom jau stipriai kertiesi, bet ir šiaip, nu ta prasme, kas tau ir? Nu man nieko, kas man ir, o tai ką jūs prie mašinų nesifotografuojat, ko jūs iš manęs norit maždaug. Nu va taip ir atsirašinėjau. Nu ir aišku, po kokios pusės paros man jau dašunta kažkaip, tai kad čia aš tikrai nesąmonę didelę darau, tada viską ištrinu, absoliutiškai. Ir žodžiu, ir va taip, va, tas buvo toksai turbūt dar ne visai, bet jau link pabaigos to žvaigždžių lygos. Ačiū Dievui, jinai man tikrai netruko ypatingai ilgai, gal apie kokį pusmetį, po to ir tie visi išėjimai, atėjo suvokimas, kad ko aš ten einu ir ką aš ten veikiu tuose vakarėliuose, kokia prasmė ir esmė viso šito dalyko. Bet ko gero moralas, tai yra toks, vat, ką aš pati supratau ir ką kitiem irgi visą laiką sakau, kad nieko mes nekontroliuojam, ypatingai savęs. Ir būkim budrus visą laiką, ypatingai su savim. Tai va, tai tokia ta mano istorija. Ačiū.